Kaip naudoti bevielį irigatorių Waterpulse V500. Pakraukite irigatorių su pakrovimo laidu. Pilnai įkrautas irigatorius tarnaus net iki 4 savaičių. Pripildykite 200 ml talpą vandeniu. Sandariai uždarykite. Išsirinkite, kurį antgalį norėsite naudoti dantų valymui. Waterpulse V500 komplekte rasite 2 standartinius antgalius, kurie efektyviai valo tarpdančius ir masažuoja dantenas, vieną liežuvio valymo antgalį, kuris padeda pašalinti blogą kvapą sukeliančias bakterijas, vieną implantams skirtą antgalį, kuris valo dantų apnašas iš sunkiai pasiekiamų vietų. Įstatykite antgalį į irigatorių. Norėdami atgalį pakeisti, paspauskite šone esantį mygtuką. Įsidėkite irigatorių į burną, pasilenkite virš kriauklės. Irigatorių laikykite vertikaliai, kad srovė tiesiai purkštų į dantis. Įjunkite prietaisą mygtuku ir pradėkite valyti nuo silpniausio vandens purškimo stiprumo. Tuomet spausdami M mygtuką pasirinkite vieną iš 3 vandens purškimo stiprumo režimų – švelnų, vidutinį arba stiprų. Taip pat irigatorius turi ir masažavimo funkciją, kurią jungsite paspaudus M mygtuką ir palaikius jį 3 sekundes. Valykite pražiojus burną, kad vanduo tekėtų į kriauklę. Valykite dantis atidžiai sekdami dantenų liniją, taikydamiesi į tarpdančius, praleisdami bent kelias sekundes prie kiekvieno danties. Valykite dantis iš išorinės ir iš vidinės pusės. Po kelių pirmų valymų su irigatoriumi galite jausti dantų jautrumą. Išsivalius dantis, išjunkite prietaisą, palaikius kelias sekundes išjungimo mygtuką. Irigatorių rekomenduojama naudoti 1-2 kartus per dieną, o norint pasiekti maksimalių rezultatų, prieš naudojant irigatorių išsivalykite dantis dantų šepeteliu. Reguliariai naudodami irigatorių galite užkirsti kelią karieso, apnašų susidarimui, pašalinti blogą burnos kvapą sukeliančias bakterijas bei išvengti ateityje atsirandančių burnos ertmės ligų.